Labas rytas. Matot, kaip šiandien apsirengusi esu. Yra paruoštas džemperis ir striukė, nes važiuosim šiandien į kanjonus ir sakė, kad bus labai šalta. Jokių šortų, jokių nuogų pilvų. Tai kuo šilčiau ir dabar labai vėjuota, bet tas vėjas nėra labai šaltas. Tai žodžiu, čia galim greitai pažiūrėti, kaip čia mūsų viešbučio teritorija atrodo. Ir ten yra Valmertas, tai Aivaras buvo nuėjęs, ten nupirko jogurtukų, bananų, o čia mūsų autobusas, o ten, žodžiu, gražūs kalnai, pro kuriais vakar važiavom. Tai labai nerimauju, kad nesušalt ir žiūrėkim, kaip šiandien mums seksis. Žinoma, pasirodau savo pusryčius, tai kiaušinuko truputį. Čia yra labai dažnai tas prieskonis naudojamas ir aš bijau, kad nebūtų per aštru, tai labai mažai pasiėmiau. Arbūzų. Čia tik nežinau, ar papaja, ar marakuja, ar kas ten, jogurtukas su sausis pusryčiais, o Aivarui nėra ką valgyti, jam netinka jokios kiaušinienės, tai pasiėmiau, gal įsidėsiu į autobusą, nes šiandien vėl mes negausim pietų. Tai Aivaras va tokią bandelę atsinešė ir nuėjo kavos. Toks pusiau švediškas stalas pas mus šiandien. O Aivaras šitą tokią vientisą bandelę parsinešė vakar iš Valmerto ir šitą visą bandelę kainavo 2 eurai. Kadangi šiandien nieko negausim pietų, nebus kur nusipirkti, tai pasiėmėm su Aivaru po tokį sumuštinį ir Aivaras ieško dar ką iš bandelių galėtų pasimti. Visokių sausainukų, spurgytės, keksiukai, čia valentininius norėjau parodyti. Va. Jau valentinai ruošęs visi, širdelių pilna. Spurgų pasirinkimas labai didelis ir spurga viena kainuoja 5 centų. Tai netgi gal pigiau negu pas mum Lietuvoje. Tik labai saldžios tie glaistai belen kokią saldumą, tai jau Aivars ieško, kad nors be glaistų gal išsirinks. Aš net Meksikoje čia kaip vietinė, tik tai skanuoju. 109 pesai, tai parodyk Aivarai 4 bandelės ir 2 sumuštiniai, 5, beveik 6 eurai. Tai normali kaina, čia bus mūsų pietus ir pavakariai, žodžiu, mes čia pavalgysim šiandien už 6 eurus dviese. Lietuvoje, jeigu sumuštinius tokias nesąmonės valgytumėm, gerai, reiks susimokėti. Štai tai palieku kambariuką, matot, jau šiltai apsirengus, striukė dar rankose, o čia tai visokie maistai, gėrimai, viskas išeinam, einu atiduosiu rakčiuką. Šiandien mūsų diena prasideda taip, kad mes jau 2 valandas važiuojam iki kanjonų ir jau tolstam nuo kaktusų plantacijų ir matos, kaip keičias vaizdas pro langą. Daugėti tuoj pradės palmių. Ir pasiėmiau dabar šiek tiek atsigerti ir bananiuką, žiūrėkit, toks matas. Nežinau, ar jūs matas, sprindžiai dydžio. Tai tuoj stosim trumpam tualeto ir daug matas. Degaliniai nusipirkau pina koladą ledą. Šiaip visai neblogs, ant viršų šerbetas, o viduj toksai kokosų skonis. Žodžiu, žinot patys, koks yra pina koladas skonis, tai dar parodysiu, kad čia jaučiu kažkam lauktuvė keliaus, yra kaktusų likeris, čia turbūt vakarą gavo, čia mūsų kompanija, o čia džiovinti bananai, neįsivaizduoju skonio. Visad netoks aštrus įdėts. Padažas pridėtas, kur reikia su bananais valgyti. Bet man atrodo, kad aš jo neragausiu, tik bananus. Važiuodami autobusu žiūrim filmą apie Fridą, praktiškai garsiausią moterį meksikietę, menininkę. Paties biografinį filmą dabar stebim. Pakeliui irgi apsauga. Dabar atvykom prasiplaukti su tokiu kateriu ir sakė, kad jisai labai greitai plaukė ir taško vandenį, tai ir liepia užsidėti skarelės, nes labai daug saulės tiesioginės. Tik šiaip prigazdino, nesupratom, sako, pasimkit striukės, tipo džemperius, tai nesuprantam, ar dėl to, kad labai karšta, ar dėl to, kad ten taškos, sužinosim, bet turiu ir kelnes, ir striukę, viskas viename. Turim tokias apsaugas užsidėti, mažą ką, jeigu netyčia iš laiviuką iškrisčiau, arba mane vyrs išstumtų už tai, kad ramybės aš jam neduodu mažą ką, čia negali žinočiais laikais. Dabar Aivaras manęs pasižymės. Turim užsidėti tokius, kad jau žinotumėm, kad čia mes grupė esam. Kai viščiukai dabar į valtelę visi, Aivaras tai net striukė apsivilka, nes bijo, kad nenudegtų. Tai gerai, mano iš tikrųjų maikė tokia ilgom rankovėm, visai čia protinga maikė šiandien pasiėmiau. Padėt viską tvarkingai, man tai nepadėt, galvoju, tai jauna pati. Oh, thank you.
Deginsiu kojytės, Aivaras degins spranduką, jau taip raudons. Nu, ką mūsų kompanija, ką mūsų draugučiai, jau filmuoja, nu taigi reikia viską fiksuoti. Prasideda mūsų turas po kanjonus ir Aivaras sėdi sustriukę, kad nenudegtų rankų ir sprando. Aš tai noriu biški kojytės nudegti, tik tai negaliu ištiesti. O iš tikrųjų tai dabar plauksim maždaug 1,5 valandos. Tai labai įdomu, ką mes čia matysim tiek laiko. Turim pamojuoti su rankytėm prižiūrėtojai, kad pamatytų, ar visi turim ant įrankės ir kad esam išsipirkę. Nu, žodžiu, sužymėti, kad esam. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on. Čiupsis man atrodo. Iš čia miega ir iš čia lauk kažko, neaišku. Bet jauku neatrodytų. We spent our days on the coast of something beautiful. Čia matom labai didelį krokodilą. Eitum pro šalį, galvotum, kad tiesiog akmuo kažkoks. Čia vadina šitą vietą kalėdinė eglutė, nes ten iš pačio viršaus, iš ten bėga vanduo ir matot, kokią samaną sudaro ir tokia įspūdis kaip kalėdų eglutė. Ir sakė, jeigu užtikštų vandenėlis, tai atjaunėčiau iš kart 10 mečių. We spent our days on the coast of something beautiful. Kaip žiurkiukai toj būsim. Gerai, kad spėjau striukę išsitraukti. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of. Nepajutom, kaip grįžom atgal, parplaukėm, o aš tai žinokit sėdžiu net su pirštinėm. Iš tikrųjų labai bijojau, kad neperpastų gerklės, labai didelis vėjas buvo, nutaškė vandeniu. Tai visą kelią užsidengus burną ir važiavau. Šiaip nėra šalta, bet saugau save. Mano įvarytis visom moterytėm ranką duoda, o aš viena pati kulniuoju jau į viršų. Nesvarbu, čia nusiem tam. Tai panaudos kam nors. Viskas nusirengė, man tai nukrito, aš pamečiau šitą apyrankę, Aivarui ką tik kažkoks jaunuolis paėmė. Toks mano šiandien outfitukas. Tai tokiam baltelę mes pasiplaukėm ir viskas baigės. Turim dar kokias 7 minutės trumpam čia apsižvalgyti, nes vėl turgėlių pilna. Tualetai, kam parūkyti, kam užkasti, visi tą patį. Parodysiu, kaip čia tie tualetai veikia. Vat, įmeti tokį. Nu, viskas labai paprastai. Jeigu per daug išmestum, grąžą gautum. Ir dabar per šitokias va grotelės turi praeiti ir viskas. Tai vat, už tokių grotų čia tie tualetai. Aivarytis jau savo sumuštinuką valgo. Aš tokį, gal kokį per kelius centimetrus mažesnį suvalgiau vieną. Ir dabar jogurto laikas. Tokie va mūsų pietus autobuse. Nes šiandien vėl daug valandų važiuojam. Jau 4, net ne 4, kokias 5 valandas prasėdėjom autobuse. Prieš tai daugiau visi krokodilai, kanjonai. Ir dabar vėl važiuojam 1:20, kažkur sustosim ir po to dar važiuosim iki viešbučio, ten irgi gal valandą. Tai sunkios dienos ir rytoj panašiai tas pats. Mes jau išvažiuojam iš miestelio, kuris turi tik savas taisyklės ir negalima ten fotografuoti, filmuoti, nieko negalima, šiaip labai gražu, labai įdomu. Ten vietiniai turi savo taisyklės. Automobiliai gali važiuoti kaip nori, jie ten geria, visokie ritualai vyksta, turgai. Mašinose stovėdami važiuoja, vienoj mašinoje 15 žmonių, prieki 4 vaikai sėdi, ten belekas. Tai labai gaila, kad negalima filmuoti, nes jie gali tiesiog atimti telefoną, sudaužyti ir čia policija net nevažiuoja. Tai va, ką tik iš pro langą autobusą užfiksavom jų pagrindinį įėjimą ir dar aš padariau slaptą kelių sekundžių video iš bažnyčios, tai va, tuoj pamatysit jį. Dabar taip slapta viskas, negalima čia nei filmuoti, nei fotografuoti, bet žinoma, aš negaliu nukentėti, noriu jums parodyti bent iš toli tarp žmonių įsipainius.
užsidegti ant žemės darbas. Mūsų viešbutis įsikūręs senamiestyje ir autobusas yra per didelis, nepravažiuoja siauromis gatvelėmis. Tai dabar visi pėstute, nematau kur Aivars, einam iš autobuso einam pėstute į viešbutį, o atskira mašina atveš mūsų lagaminus, kad mums nereikėtų 3 kvartalų neštis patiem. Tokiom gatvelėm, gražiom, bet stačiom. Ieškam savo viešbučio, gidė mumis veda. Aivaras kažkur atsilikęs. Aš čia ant greitųjų atskodžiau, pridusau biškį. Pasirodo dar tiesiai reikia. Turbūt, kad tiesiai. Kažkokia kaip smuklė čia tokia atrodo. 2 vietinės ein, o čia visa grupė iš paskos žygiuoja. Nuojauta, ar tik ne čia mūsų jau viešbutaitis, ką? Tas džiunglės viešbutė. Nu, va, man čia tokia Meksika. Man daug smagiau tokiuose, negu kad... Va, pažiūrėkim. Kiemelis mūsų pusryčius, gal čia fainai būtų valgyti. Man tie daug smagiau tokie, negu tie naujoviški išpuoselėti. Tokių mes Europoje galim prisižiūrėti. Mes pirmam aukšte gyvenam priešai šitą terasą. Fainai bus iškart ryte išeiti. Aivariukas tuoj atrakint. Žinokit, kaip įdomiai dar ir pultelį padavė atskirai kiekvienam kambarį po pultelį. Nu ir ką, apžiūrim kambariuką. Nu kaip visada, lovos didelės, daug vietos, čia žiauriai dideli pliusai. Tik nėra arbatinuko. O kvapas, tai man žinau, kaip iš tos bažnyčios kažkokiais smilkalais. Apžiūrim vonę, tamsu. Oi, kokia kriauklė, visa marmurinė, akmeninė vonė, tai labai jauki, labai faina. Tokia nedidelė, bet labai tos gražios detalės man čia. Akmeninis langas koksai, jau įsimylėjau. Tokioj gražioj kriaukliai plaunu gervuogės uogytės, kurias nusipirkau turgelį, kur negalėjom nieko filmuoti, nes kaip minėjau, ten savos taisyklės, būtų galima ir telefoną prarasti, ir niekam ten neįdomu. Ir dar gal net ir nosį gauti. Dar nusipirkau 3 mangus, tik nežinau, kaip juos nulupsiu, nes neturim peilio. Avokadą rytoj pusryčiam nešios, nes man trūksta kaip visada vaisių ir daržovių. O čia nektarinas, tai gal dar ir šiandien paragausiu. Greipfruktai jau yra išragauti, tai tobulo skonio. O gervuogės toj sužinosim skonį. Ragauju su rūgštelė. Bet nėra tokio rūgštumo, kad negalėtum valgyti. Tai pirma mintis, kad gausi labai daug vitamino. O Aivariuks lagaminą jau atidariniai, nes labai nori kavos. Ragauju uogytės, mėgaujuos, ilsiuosi, bet už pusvalanduko lėksim dar į miestą apžiūrėti, kur čia įsikūrėm. Sakė, šitas miestas saugus, vaikščiot galim vakarais. Pradedu lupt Aivaro parneštą greipfruktą. Aivaras labai laukia, kad įvertinčiau, ar skanų jisai man išrinko, bet manau, kad čia bus tobula. Šiaip pagrindė tai stengiuosi šitą žievelę visą nusilupti. Ir tada nebus taip kartu. Bet prieš tai, kur visus valgiau, tai valgiau be šito iš viso, pažiūrėkit, kokią spalvytę. Nėra jokio kartumo, sultingi, saldus, nu yra nesveikai skanu. Galėčiau būti gyva vien vaisiais čianai. Nu, geras. Gerą išrinkau. Tobula. Aišku, kad mes atvažiavę, atskridę ir, žodžiu, atsidūrę tokia miestelį, negulėsim lovoj. Tai dabar išėjom kompaniją paieškoti ko nors įdomaus, pasižvalgyti. Nu, tos gatvelės tokios autentiškos, bet čia savos taisyklės, savas gyvenim, žinokit. Niekam niekšia neįdomu, kiekvienas už savo gyvybę, maks patys turite atsakingi būti, nes policija čia nevažiuoja, eismas belia kaip kas nori, taip tas vaikšto, taip važiuoja. Nu, žodžiu, savo planetą čia. Čia toksai šustras restoranėlis gatvės gale, bet mes turėtumėm kažkur čia vingiuoti, nes ieškom bažnyčios, katedros. Bet
Niekas dar nesimato. Ir turėtumėm pasukus pamatyti katedrą, bet jinai visą tamsi. Čia va turgelis vietinis. Bet čia šiaip, man atrodo, mes ne tos gatvės ieškojom, nes čia tiesiog nieko gero. Eidami užtikom tokį restoraną, čia pusiau statybos, pusiau ne. Jau mūsų kompanija staliuką susiradus. Kažką, nežinau, kas užvalgys, kas užgers, pažiūrėsim. Telemundo presento. Kanta salvarki. Ką variukai tu? Kavytė, saliuką, tekilas. Patys mes nežinom, ko turim. Mūsų visa naktis. Čia mums tipo vaišina, ne? Kažkokią košę, neaišku ką. Bet šiaip tai esam čia normaliam restorane, o ne kokioj nors skiliai. Bet tie bliudeliai ir ta košė įtartina kažkaip. Paragausiu. Juodos spalvos. Oi. Rimtai. Pelėsinė. Pelėsinė, Aivar sakė, žiūrėkit, yra balta ir yra juoda. Ir čia kažkokį, pavadinkim taip, marmalų. 6 minučių. Kirmelių neragavau, tai paragausiu čia šitą. Tas tai yra iš vis be skonio. Kukurūzų čia, tie paplatėliai. O čia yra pupelių kažkokia sriuba. Nežinau, kas čia. Kaip tas pelėsinė? Tai irgi be skonio, be prieskonių, be nieko, tiesiog toks paplatėlis. Kai alkans būtum, tai čia būtų labai skanu. Aivari, čia picytė išsvajota. Aiva, kiek laukiai. Ne šiaip, bet kur, o Meksikoje valgo. Čia šiaip, jeigu ką, čia yra šeimyninė pica. Palyginkim palei mano ranką. Pusę mano rankos, mano ranka užstoja pusę picos. Pažiūrėk save. Nu ir kaip Aiva pica? Gerai. Gal? Verta dėmesio? Šiltą maistą visą laiką verta dėmesio. Pagaliau atradom tą bulvarą, kurio Renatas labai ieškojo. Ir radom. Ar čia ką nors nuveiksim, dar neaišku. Bet bent jau žinom, kad esam čia, kur norėjom būti. Gyvenimas čia verda. Bariukai dirba, muzikėlė skamba. Ką norit, galit nusipirkti. Čia va prie vietos stoja atneš kokią striukytę, jeigu sušaltumėm. O kas žiauriausia, kad čia tie vaikai visur įdarbinti. Renats draugė susirado. Žiūrėk. Dabar prie Aivaro pristoja. Nupirk žmonai dovaną. Čia centrinis parkelis atėjom. Apžiūrėti iš arčiau, čia jaučiu gal bariukas, ne, jau Valentinkai pasiruošęs. Tai gaila, kad per Valentinkę mes čia nebebūsim. Žiūrėsim, ką čia tie mūsų vyrai bus prigalvoję Valentinkai, ką? Renat šypsos jau matyt kažką ir sugalvoja. Mes jau ruošiamės Valentinkai. Ypatingai ruošiamės. Aš jau labai laukiu, ką man bus Aivars paruošęs. Oi, turiu idėją. Bet nežinau, galėsiu jums parodyti. Stebėkit, už kiek čia laiko? 7 dienų Valentinkai. Toks jausmas, kad mes užuodžiam, kur yra visokiausi turgeliai. Ir vat atradom naktinį turgų. Nors realiai mums čia nieko nereikia pirkti, nors Aivars tai norėtų, va, tokias šviečiančias maikės jau man jisai rodė kokią. Tai va, vilnonės pirštinės. Kaip tik šiandien tokia vėsiausia naktis. Gal praverstų, man jau tokia įdomi nosis jau atšalus, gerklę griauži, tai neaišku, čia tik nebūsiu prisidirbus. Dar radom vieną bulvaro gatvę, va keleivis nenori iš jos išeiti, mašinos atsargiai patikrina, o jis čia savo kaip savo kieme. Einam barų gatve, vienas už kitą garsiau muziką groja, visi kviečia vat užeit. Gyva muzika kiekvienam bare, gali išsirinkti pagal savo poreikius. Užmatėm piragėlių. Uno and... Poezija tropical. Nu va, Aivars jau praktiškai čia meksikietiškai, ispaniškai
kerta. Tai žodžiu, pasiemam 2 pyragėlius, tą geltoną ir tą su braškėm. Ir čia parsinešim rytoj pusryčiam, nes šiandien nakčiai tai jau tikrai nebe pyragėliai galvoju. Jo. Čia jaučiu, kad tas geltons yra dar šokoladas. Nu va, mūsų 2 pyragėliai supakuoti, einam susimokėti. Čia būtų nepilni 6 eurų už tuos 2. Šitie 2 6 eurų nekaina. Viskas, jau esu be fazių. Norėčiau va taip va. Ir labanaktis. Susitiksim rytoj.